Brosberg P5 dažų storio matuoklis. Tai apžvelgsim, dėl ko jis yra, kuo yra pats populiariausias variantas, ką dabar renkasi žmonės, ypač tie, kas nusimano apie automobilius, apie dažų storio matuoklius. Tai galite neretai pamatyti Brosbergus būtent pas kažkokius, sakykime, ten vlogerius, youtuberius, kas užsiema automobilius, automobilių sportų, pirkimų, patikrinimu ir panašiai. Taigi būtent dėl ko jie renkasi būtent Brosbergus. Tai visų pirma, dėl pačio prekinio ženklo. Brosberg gamintojas gamina jau matuoklius turbūt virš 10 metų. Jie yra labai kokybiški ir patikimi. Tai reiškia, įsigijus Brosbergą, žinot, kad tikrai bus tikslus rezultatai ir kad jis laikys ilgai. Tai būna visokių pigių variantų, kinietiškų, lenkiškų galima pasirinkti, tikrai labai daug opcijų yra. Skirtumas buvo tas, kad kai kurie kinietiški variantai net nesikalibruoja, arba tie patys lenkiški būna, kad jie išsikalibruoja dažnai, reikia juos perkalibruoti ir kai kurie net neturi tos funkcijos, tai vadinasi, reikia pirkti naują modelį iš karto. O su Brosbergu jie yra patikimi, labai ilgamžiai, jų nereikia dažnai perkalibruoti, bet jie turi iš karto kalibravimo plokšteles komplektą ir tai galima lengvai padaryti pačiam. Jeigu prireiktų, kažkas, nežinau, atsitiko, sutrenkėt labai stipriai ir ką nusimušė, galite susikalibruoti. Tai komplektą iš karto gaunat, pavyzdžiui, šiam modeliui 2 kalibravimo plokštelės, tai bus aliuminio ir geležies, kadangi abu metalus gali matuoti. Ir galite lengvai persikalibruoti ir bet kada galite patikrinti, pasižiūrėti, ar jis matuoja tikrai tiksliai. Tai jūs būsite užtikrintas, kad rezultatai jūsų yra tikrai tikslus. Kaip matom šiuo atveju, matau, kad turiu 6 mikronus paklaidą, ant aliuminio turiu irgi 6 mikronus paklaidą. Taip, dėl ko dabar būtent, sakykime, su Brosbergu 3 metai garantija, tai yra irgi svarbus dalykas. Tai po garancijos aptarnavimas taip pat egzistuoja, tai vadinasi, jeigu jam kažkas atsitinka, drąsiai gali kreiptis, tai jis bus ilgaamžis, užtikrintas variantas, kokybiškas, kad jums tikrai normaliai laikys. Tai jau ką, 3 metai garantija yra tikrai pakankamai ilgas laikas ir jie turi gerą išliekamą vertę, vadinasi, visi jo žino, tai yra žinomas brandas, tas pats kaip su iPhone'u kokiu, plus ilga garantija, jeigu apsigalvos, tai jums jo nebereikės, pakankamai lengvai galėsit jį realizuoti. Gerai, dabar pakalbėkime būtent apie modelį, dėl ko P5, tai yra vienas iš naujausių modelių. Tai yra P1, P2, P3, P4 modelis gali būti, P5 jau yra gerokai atnaujintas. Tai ką jisai turi? Tai jis ne tik turi naujesnį korpusą, bet taip pat ir skirtingus vidurius. Tai korpusų tokių pačių gali būti ir kinietiškų, ir lenkiškų variantų. Bet Brosbergo esminis dalykas yra viduriai, ką jis turi procesorių ir sensorių. Tai čia iš korpuso, kaip matom, atnaujintas korpusas, fainas, patogus, yra žibintuvėlis įmontuotas, yra pasviečiamas ekranas. Yra atnaujintas laidas, tai yra žiauriai kokybiškas, labai tvirtas, elastingas laidas, jis nebijo šalčio, karščio, tampimo kažkokio panašiai, jeigu ten norėsite, aišku, su kažkokiam, nežinau, ten repliam perkirpsit, bet šiaip jį pažeisti yra tikrai labai sudėtinga. Ir turi adatinę matavimo galvutę. Tai ką duoda adatinė matavimo galvutė, tai palyginus, jeigu paimsim kažkokią kitą modelį, pavyzdžiui, sakykime, čia nuo lenkiško variantų yra plokščia galvutė, tai ją visą reikia pilnai priglausti prie matuojimo paviršiaus, kad tiksliai pamatuočiau. Tuo tarpu P5 Brosbergas turi tefloninę adatinę galvutę. Ką jinai duoda, aš galiu su ja matuoti visokius lenktus paviršius, nelygius paviršius. Man užtenka tik patį va tą adatėlę įsmeigti į paviršių, kurį aš noriu pamatuoti. Ir jinai yra tefloninė, nebraižo automobilio ar panašiai. Tai jeigu aš noriu pamatuoti, pavyzdžiui, sakykime, kad ir tokį daiktą, turiu kažkokių labai siaurų vietų, ne, tai aš galiu pamatuoti netgi kažkokią visiškai nelygią detalę, nelygią vietą. Ir matau, kad čia yra, pavyzdžiui, 41 mikronas šitoje vietoje. Tai čia ko gero bus alyvos kažkokios likę nuo tepimo ir panašiai. Kampas gali būti irgi, ne? Galiu aš visiškai briauną pamatuoti 43 mikronai. Tai reiškia, automobilėje galėsiu pamatuoti suvirinimo siūlės, lenktas vietas, ar atlankus automobilio galėsiu matuoti ir panašiai. Kitas geras dalykas svarbus yra, kad jisai matuoja ir geležį. Tai vadinasi, jeigu aš matuosiu geležį, jis man pasignalizuos, kad tai yra geležis. Jeigu aš matuosiu aliuminis, man tada parodys, kad tai yra aliuminis. Tai reiškia, jeigu automobilis turi skirtingas dalis, o dauguma dabar dažniausiai turi, tai gali būti kapotas, sparnai, durelės aliumininės, ar atlankiai, aišku, gali būti aliumininiai. Tai vadinasi, su P5 Brosbergu aš galėsiu pamatuoti jau visą automobilį, nepriklausomai nuo to, ar jisai bus iš geležies pagamintas tos dalis, ar iš aliuminio. Ir plius matuodamas aš matysiu, iš ko ta dalis yra pagaminta. Tai labai svarbu yra dalykai visokios, ten, pavyzdžiui, lenktos detalės, siūlės, kur yra sunku prieiti, sparnai būna pūsti, gaubti kažkokie, ar atlankiai smulkus gali būti, irgi svarbu yra įstikinti, ar jis yra ten dažytas, nedažytas, vyrintas, tai su šituo modeliu galėsite tai padaryti. Kitas atnaujindamas yra tas, kad jisai yra dar 10 kart tikslesnis. Jeigu standartiniai, pavyzdžiui, Brosbergas P4 turėjo 10 mikronų tikslumą, kas yra 0,01 mm, tai yra labai tikslu. Tai P5 Brosbergas jau turi 1 mikrono padalos vertę, tai yra 1/1000 milimetro dalis, tai jis gali matuoti žiauriai tiksliai. Tai šitą modelį ypač mėgsta, kas dirba su poliravimu, kadangi jiems dažniausiai reikia labai didelio tikslumo, nes ar dažytas, nedažytas, numatysit, maždaug gali būti
nežinau, 108 arba ten 250 jau skirtumą matysit. Bet jeigu jūs norit poliravimą patikrinti, kiek yra nupoliruota, tai jums gali reikėti daug didesnio tikslumo. Tai vat būtent P5 jis turės jau labai tiksliai, aiškiai galėsite pamatuoti. Plius jis turi dar didesnį diapazoną, tai jis matuoja nebe iki ten 1000 ar 2000 kaip kiti matuokliai, jis gali matuoti iki 5000 mikronų. Tai vadinasi, iki 5000 mikronų per 1 mikroną padalos vertę. Tai bus labai tikslus, kokybiškas daiktas. Tai, sakykime, gal kaina bus šiek tiek didesnė lyginant su kinietiškais, lenkiškais variantais, bet turėsit užtikrintą 100% garantiją kokybės, kad daiktas jums veiks gerai, kokybiškai, tiksliai, bus patikimas ir laikys ilgai. Ir plus turės gerą išliekamą vertę. Tai vadinasi, visi žino Brosbergą kaip iPhone'as, lengva bus jau ką, jeigu nebenorėsit, apsigalvosit, galima bus tiesiog lengvai parduoti, nereikės, kas bent kiek nusimano, nereikės stipriai apie tą aiškinti, pasakysi. Brosbergas, P5, žmogus mato, ką gauna, ilgai galiojanti garantija 3 metus. Tai bus patikimas variantas, ką tikrai gali drąsiai pasirinkti ir ką dažniausiai renkasi tie, kas nusimano, kas dirba su automobiliais, kas dirba su kažkokiam ten metalo konstrukcijom panašiai. Tai galite netgi YouTube turbūt pas daug rasti, pas YouTuberius, automobiliais, kas užsiema būtent Brosbergą arba P5 naujausią, arba kas yra įsigiję seniau, tai greičiausiai matysit P4 modelį, kas irgi yra tikrai geras modelis. Tiesiog tuo momentu P5 dar nebuvo išleistas. Taip kad jeigu norit geriausių variantų, kokybiškiausių, už gerą kainą, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti Brosbergą ir būtent P5 modelį.